Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai vis aktyviau naudojasi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta parama nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems miškams sutvarkyti. Priemonei miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas įgyvendinti 2012 metais skirta daugiau kaip 6,5 milijono litų paramos lėšų. Pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį paramos lėšomis finansuojami nuo stichinių nelaimių ar gaisrų nukentėjusių miškų atkūrimo darbai. Ir škvalas, ir lyga, tai jau, galima sakyti, tragedija yra. Ne laikas praužė škvalas, tai jis irgi nesirenka ten, ar yra miškotvarkos projektas reikalingas jau kirsti miškas, ar ne. Paramos stichinės nelaimės ar gaisro pažeista miško plotui atkurti galima kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo šio pažeidimo atsiradimo. Stichinės nelaimės pažeista miškui atkurti parama teikiama tik tuomet, jei pažeistas plotas yra ne mažesnis kaip pusės hektaro. Pagal priemonės miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas pirmąją veiklos sritį finansuojamos tokios stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miško ploto atkūrimo išlaidos. Ploto sutvarkymas ir išvalymas, miško sodmenys, sodmenų transportavimas, dirvos paruošimas, sodinimas, žuvusių želdinių atsodinimas bei želdinių apsaugos priemonės. Trakų miškai yra irgi nukentėję nuo 2010 metais rugpjūčio 8 dieną praūžusio škvalo. Apie 60 hektarų miškų buvo išlaužyta ir iškirsta plinai. Taip pat reikėjo atkurti. Labai malonu, kad ir šitas veiklos sritis rėmė. Tai mes esame pateikę 2 paraiškas tokių škvalų suniokotų miškų atkūrimui. Ir šitie projektai jau yra įgyvendinti, miškai yra atkurti. Pagal priemonę miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas kompensuojama iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti pagal pirmąją veiklos sritį 345 280 litų. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 dienos.